Treneri, nežinau, ar čia sveikin su tokia pergalė, ar čia tiesiog atėjot kryžiuką pasidėjot ir važiuojat namo. Manau, kad galbūt paprasčiausiai jaunos merginos priešininkės turėjo galbūt jos naudos kokios prie spaudimą pasivaryti, pasimėginti prie spaudimą, o mums jo prasibėgti irgi. Šiandien turbūt, kas įdomu buvo, vienintelis dalykas tai statistikos skaičiai. Ar pasidarėt savo uždavinius, ką kalbėjot per pertrauką? Šiaip nedarėm uždavinių jokių per daug, bet netyčia kažkur kažkas darėsi. Ponas ir ponai, prieš jūs, jeigu istorijos metraščiai neapgauna, pirmo istorijoje moterų lygoje Keturgubo dublio autorė. Ar smagu buvo šiandien? Nu jo, smagu, aš kai sužinojau, kad galiu padaryti, tai sakiau, kad nieko nedarysiu, čia aš šau, jokių aš neklaudė ar kažką tokio, bet vas susilažinom su Ginezu, kad bilietukus parūpinsi koncertą, jeigu padarysi, tai ir padariau. Ar treneris kažką papildomai akcentavo šiandien prieš rungtynes, ar tiesiog atėjot, padarė darbą ir važiuojat namo? Akcentavo tai, kad kamuolį spaus tiesiog ir gynybą aikštę, pasitikrinom ir viskas.